Sakė gerai, kad keičiasi spalvos ant sienos, o tai jeigu būtų tik tai rūžuva, tai būtų OnlyFans. Kokia nesąmonė. Aš bijau viešai kalbėti. Čia ne baimė. Čia Baimė, o tai kas čia yra? Normali reakcija. Ne, žinai, tai yra normalu, tipo, kai tu bijai, bet aš tai bijau, kad aš nebeatsimenu, ką aš šneku, man rankos dreba, kojos dreba, ten, ta prasme, baisiai labai. Tokia fobija, žinai, kur ten, tipo... Aš mačiau, kai tu Banajoje šnekėjai ir viskas su tavim gerai, tai... Bet tai tu žinai, ką man teko iškentėti. Aš nieko neatsimenu, ką aš tuo metu sakiau. Aš nieko neatsimenu. Ten buvo man kosmosas iš tikrųjų. Bet, žiūrėk, kiekvieną kartą aš realiai perlipinėjau, žinai, per save. Bet, kaip pavyzdžiui, kažkokios perklausos, tarkim, yra, žinai, ir ten būdavo. Aš, kai lankiau muzikalikę, aš net nelaikydavau egzaminų bendroj patalpoj, žinai. Negrodavau su klepu prieš auditoriją. Palauk, jaučiu, man čia plaukas ant lūpos. Norėčiau nusiimti. Nematau bent jau. Aš laikydavau egzaminą visiškai atskiroj patalpoj su dar viena mokytoja, žinai, kuri mane tenais audituodavo, žinai. Nes man ten rankos drebėdavo, aš ten jau visiškai ten man kosmosas, žinai. Ir nieks nepasikeitė, per tiek metų, žinai, aš toliau žiauriai bijau ir man, čia yra tikriausiai mano didžiausia baimė, kurią aš vis bandau įveikti. Galiu tave nuraminti? Taip. Tai čia ne baimė. Ne? Ne, čia yra normali žmogaus reakcija ir aš kai tai matau pas tos verslininkus, kurie pas mus Banai susitinka ir ateina svečiai ir yra nariai, kurie mes prisistatinėjame. Mes juk visą laiką prisistatinėjame prieš 30-40 žmonių. Aš va čia darau tos savo reelsus, įsikeliu iš ten. Aš prieš kiekvieną tą man prakaituoja delnai. Anksčiau daužydavosi taip širdis, kad aš taip jinai daužusi, kad jinai, tu nieko negirdi, dun. Bet supranti, tu žiūrėk į mane. Aš klausau tavęs. Ne, tu neklausai manęs. Klausau. Ir supranti, visi ten esantys žmonės bijo. Jie visi nuėję nuo scenos, kokia ten ta scena. Pakila. Net ten nėra net pakilos, ten iš tikrųjų tas pats lygis. Tiesiog, jo. Visi būna, nueina, taip pagalvoju, šakės. Ne taip pasakiau, kaip planavau. Ir visi mes bijome. Tik paskui kai darai tai kiekvieną savaitę, tą pačiu laiku vis kartoji, tai tada tas jaudulys tampa toks, kad tu jį gali suvaldyti. O tu dabar bijai? Aš su tavim, jeigu taip bijau, žinai ko, aš bijau pasakyti per daug. Ir aš kaip žiūriu save iš šono ir aš galvoju, aš neišklausau žmonių. Aš aš ant viršaus šneku, žinai. Tai jeigu kažkas mane ką nors galvotų imti vedėjos kėdę, jis žiauriai pasigailėtų, nes būtų belenkas. Iš tikrųjų, vedėjų būti yra labai sudėtinga. Bele kaip. Aš tuo būnu, kai filmuoju žmonės. Ir norisi uždėti, patvirtinti, dar paklausti. Bet tu tuo metu turi, kai kitas šneka, tu turi išsiklausyti jį. Ir tuo metu dėtis į stalčiukus. Kai jisai baigs, reikia paklausti to, reikia paklausti šito, reikės užvesti, jisai palėtė tą temą, apie ką aš galėčiau jį dar paklausti, kad tik tai nepamiršk. Ir dabar, tada, kai pašnekovas baigė, dar reikia 3 sekundės palaukti. Ir tik po to įkvėpti oro, susilaikyti ir tada jau duoti savo klausimą. Tai dabar po 3 sekundės palaukiu, dabar galiu sakyti, tai tu čia iš savo asmenės patirties, kai baigi 3 sekundės palauki visą laiką. Tai atsakyk tu man, kokį turėjai patį baisiausią pasimatymą? Kai tik atsirado internetas ir buvo toksai mirkas susirašinėjimo ir mes per ten ieškodavome draugių susitikti. Taip. Ir ten nebuvo ten tų nuotraukų, man atrodo, mes tik tai aprašydavom save, ten turbūt net nebuvo galimybės. Aukštas, mėlynuotų, ten blondinas. Ir mes susitikti, mes susitikdavome prie šitos Iškamšų muziejaus, Tado Ivanausko muziejaus. Kodėl ne prie fontano? Nežinau, gal ten arčiau iš troleibuso. Gerai. Tai ten nuėjau susitikti su mergina, kurios aš irgi nebuvau matęs. Bet, kaip čia pasakyti, džiaugiesi, kad kažkas eina į tą pasimatymą. Ar gražiai, negražiai, ką ten aprašė, ir džiaugiesi, kad su tavimi eina. Ir tai? Maždaug taip, toksai buvo. Okay.
O, nu, tai... Šiaip aš mokyklai buvau toksai... Mėmi. Jo. Gerai, bet pabaigsiu vien tik Jo, nes aš, tipo, tai kur tas, nu? Ir aš atėjau pamačiau, kad jinai laukia, atėjau, sakiau, labas, čia tu ir toks paklausiau vardą. Jinai sako, ne. Jinai pažiūrėjo, ne, čia ne aš. Ir nuėjau. Tos daugiau nesutikai, arba tu daugiau pas nieko nepaklausai. Aš daugiau... Nes net neklausai, nes jau tau buvo tipo tu čia, ne? Tai buvo stipru man. Tai va, štai. Kaip gaila. Dabar tu. Susitinku su draugis, kužiek, bičas, ten visa kita, ar fainas, ar ne fainas. Oi, kokie 11 metų atgal. Kažkas tokio, 11, 15. Nu, blebas senai, žinok, žoskai senai. Sakau, žiūrėk, fainas bičas, ne fainas per programėlę kažkokį, gal per Tinderį, tai gal ne 11, nu, žodžiu, nu, kažkas, bet apie 10 metų. Fainas, ne fainas, jo, fainas, sako, žiūrėk, tokį nosis didelė, žinai, žodžiu, intelektualus bus labai. Varyk. Aš, okei, varau pasimatymą. Jisai sako, žiūrėk, bet mane užkniso važinėt pas tas mergas, čia po visą tą Lietuvą, atvažiuok pas mane į Vilnių. Aš tuo metu dirbsiu, ten atvarysi pas mane darbą, ten visą kitą, gerai, o tu kur tu dirbi? Nu tai ten, žodžiu, su sportu kažkas susijęs, tada. Gerai. Žodžiu, nu, tai negi aš, tipo, ta, žinai, kur, tipo, tai neatvažiuok pas mane, aš niekada tokia nebuvau, žinai, tai neatvažiuok pas mane, aš nevažinėjau pas bičius. Nu ne, aš, nu, tipo, nu davai, aš buvom į mašiną, žinai, į Vilnių, visą kitą jis sako, žiūrėk, man dar čia reikia padirbti, ateik, pasižiūrės, kaip aš ten dirbu. Bet įdomu. Blemba. Atvarau, ten, aš dabar nepasakysiu, kažkoks yra, kažkokia sporto šaka, kur panašiai galbūt kaip fektavimasis, bet ten, blemba, tas pavadinimas yra kitoks. Nu, žodžiu, nežinau. Bet irgi jie su kaukiam ir su tokiom, nu, tom lasdom. Taip. Tai čia labai faina tokia sporto šaka. Nu, žiūrėk, aš atvariau pasimatymą. Nu, man jau ant to, žinai, tai jau kaip ir 100 metų. Ten su treningais jisai fotkino tuo metu. Jisai fotkino, žodžiu, tą visą sportą, žinai, tas rungtynės. Nu gerai, laukiu, gerai, sulaukiu, visą kitą ir jisai tipo, priekinių 2 dantų nėra. Nu gerai, nu ta prasme, nu tie dantis įsistato, nu tai kažkaip įsistatysim tos dantis, ne? Nu tipo, nu ne problema, ne? Nu tipo, aš taip tai skaitau, nu kaip tipo, nu gyvenimas. Tada jisai, žinai, šneka, blėt, ir 2 pačioj nėra. Nu, taip, toks, žinai, kur, tipo... Bet jeigu jisai užsičiapęs ir šiaip gražus? Jisai buvo su treningais, buvo bloga labai kalba, nes jisai bendravo su manim kai su kokiu draugeliu, nu, tipo. Žiūrėk, šiaip iš principo aš nemoku vertinti žmonių pagal grožį, aš galiu, nu, ten ypač pačioj pradžioj, žinai, nu, tipo, pagal išvaizdą, aš nemoku vertinti jų. Nu, tiesiog buvo bičas kaip bičas, o bet tačiau laiko tiekmei mes nuvarom, tipo, į kavinę, nu, galvoju, huinėte tavo dantis, nu, ta prasme, stengiuosi išjungti tą, žinai. Nu, blemba, stumdėlė žuvį pro tą skylę, nu, ta prasme, nu blogai, supranti, nu, nieko gero, nu, ta prasme, jo gal atsitiko problema, visą kitą, nu, negazdink tų moterų gal kažkaip, nu, nežinau, nu, įspėk ar kažką, nu, bet čia ne tame esmė tikriausiai, žinai, čia ne ten visas niuansas. Ir mes nuvarom į kaboką ir, žodžiu, aš ten pasiemu arbatos, man atrodo, buvo žiema, šalta, žinai. Dar ten ten kažkokiai salėje aktų vos ne, ten darė kažkokį, ne aktų, sporto salėje mokykloje kažkokio, žinai, ten fotkino šalta, žinai, buvo, sušalau, davai arbato, žinai. Visi sako, tai aš pyragėlį, tai ten dar kažką, nu, tipo, žinai, dar kažką. Nu, valgiai, blemba, žinai, nu, tipo, okei, aš tai nenoriu, tipo, man all good. Ir sąskaita, tipo, kaip mokėsit, kortelė grinais, nepamnu, kortelė gal, žinai. Ir prieina, žinai, padavėja susimokėt. Ir jis nieko. Oho. Ir jis nieko. Oho. Tu trenkeisi iš Kauno. Ir jis nieko, ta prasme. Nu, aš taip ištraukiau telefoną. Ne, tada jau čia nebuvo, žinau, kortelėm dar atsiskaitinėjimai tikriausiai. Aš jo atsitraukiau piniginę, pinigus padaviau. Ir taip galvoju, nu, tipo, jau, žinai, tipo, nu, tipo, ką, what the fuck? Tu iš Kauno trenkeisi. Aš už jį net, tu prasme, ne tai, kad už save. Tai už save viskas okei, nu, tipo, ne, tai per pirmą pasimatymą, man atrodo, normalu, susimokėti yra už save. Nu, nes, tipo, nes nežinai, kas bus, ten, žinai, o kitas dalykas, jeigu bičas pastoviai mokėtų už kiekvieną paną per pirmą pasimatymą, tai mes gal tų pasimatymų ten turim, žinai, ten, nu,
per dieną 3, kaip pavyzdys. Na, žodžiu. Tai jo, tai aš sumokėjau už jį ir tada galvoju, gerai, gal pasakys, tipo, žinai, tai kiek čia, gal pramazino, gal kažką jau įstelėti, ten tiesiog skrolina, žinai, per tą laiką. Jo, ir jis nieko, žinai, ir sakau, gerai, žodžiu, važiuoju namo, tipo, aš ten tada, žinai, man apšėjo vaibo nėra, šiaip be dantų, šiaip molis, žinai. Ir Ozo aikštelį, tada aš atsimenu, žodžiu, sėdu į savo mašiną ir jis mane prie fucking mano mašiną dar sugebėjo priremt. Per mano žieminę striukę jautėsi jo daiktas šalia mano kojų. Kaip taip? Kaip tu? Nu, žodžiu. Ir sako, tai važiuojam pas mane. Na, jo. Tai važiavo, aš labai buvau dėkinga, kad aš tiesiog sugebėjau prasmukt kažkaip, žinai, tipo, užčiešinau, tipo, oi, tai, žinok, ne, šiandien labai skubu, ten kažką, žinai, ir taip, tipo, žinai, nusimulinau. Ir kai moju aš namo, bevažiuojant, užblokavau dar ir galvoju, eik, tu tik tai su savo bairiais, tai visi, ta prasme, kas čia buvo. Jo, tai va, tokių pasimatymų turėjus. O kokį tu galėtum duoti patarimą merginoms, kad neužsirautum tokio debilų? Nu, niekaip, ta prasme, įsivaizduok, tai kaip, arba užsirauni, arba neužsirauni, kaip tu gali, ta prasme, tu tai žmogaus, aišku, galima užduoti tikriausiai klausimus kažkokius, ne, jau chatinant. Tai pažiūrėk, kaip tu elgtumės vienoje ar kitoje situacijoje. Žiūrėk, kas moka, pavyzdžiui, pirmo pasimatymo metu. Iškart aptart galbūt šitus klausimus, žinai. Kokie, pavyzdžiui, kokia tavo nuomonė apie tai, kad vyras turi mokėti visą laiką, va tiesiog klausti vyrui, galima užduoti klausimą, kokia tavo nuomonė apie tokį ir tokį požiūrį. Kaip pavyzdžiui, vyras moka už pirmą pasimatymą. Nu ir jisai pasako, žinai, turėtų dalintis pradžiai per pusę. Arba jisai pasakytų, žinai, manau, kad aš esu toks fainas, toks esu, kad už mane reikia mokėti. Ir jau čia raudona vėliavėlė. Tai turbūt galima klausti jo, kokia yra nuomonė tam tikrais klausimais strateginiais pirmo pasimatymo metu. Ne, prieš pasimatymą. Jo, prieš. Nes kai tu atvarytum į pasimatymą, tu suprastum, kad tas žmogus visiškai ne apie tave, žinai. O vyrų trūksta gerų Lietuvoje? Aš manau, kad yra pilna, žinok, tų gerų vyrų ir tuos gerus vyrus palieka blogos moteris. Ok. O kaip tu galvoji, moterų gerų yra? Trūksta? Ne, vyrai žiūri daug paprasčiau. Tu gali būti be darbo, turėk dantis, gerai atrodo. O jeigu nėra, tai tada jis statys gal vyras. Ir supranti, pas vyrus yra visai kitoks supratimas, tas, kas yra gera moteris. Visiškai kardinaliai kitoks. Nereikia, kad jinai, nebūtina, kad jinai būtų pasiekusi gyvenime, nebūtina, kad jinai būtų turtinga, išlaikanti, pasiturinti. Geriau, kuo paprastesnė. Ne, aš paaiškiu. Tau. Nes dabartiniai vyrai, jie nori, kad jų moteris būtų pasiekusios, nusipelniusios, žinai. Tai tu jau žinai. Jiems yra daug smagiau šitaip. Aš nesakau, vėlgi ne apie visus, bet apie kokį mes kalbam šeimą. Jeigu vis tiek visa draugystė, link buvimo kartu, ten santuoka, nesantuoka, čia kiekvieno reikalas. Bet apie buvimą kartu, jau ten pas vyrus nėra tokių aukštų standartų. Ok, galbūt tu geriau žinai jaunesnius vyrus ir aš galiu tada drąsiai pasakyti, kad jie skudurai. Irgi ne, žinai, žiūrėk, ir taip, ir ne, žinai, nes yra ir tokių. Šiaip jauni vyrai, aš galiu pasakyti, kad neįtikėtinai patobulėja, netgi geresni negu tie vyresni. Žinok, aš tau tada pasidžiaugsiu. Džiaugis. Aš noriu jums pasidžiaugti. Žodžiu, mes darysime filmavimą ir filmavimas bus renginio, filmavimas klinikos atidarimas. Kokios? Piliamiesčio klinika. Taip, tu sakai kažką, Jo. Filmuosime 4 ir visus 3 operatoriai, mano komandos nariai, jie filmuos su geresnėmis kameromis ir objektyvais, net Gabija išnuomojo tą kamerą, kad visi surinktų pačius geriausius kasinius, informaciją į būsimą klipą, kurį aš montuosiu. Žinai, kas yra faina, aš džiaugiuosi už visą šitą situaciją, džiaugiuosi tai žmonėmis, nes jie dirbs su geresnėmis kameromis. Anksčiau aš jausdavau tokį biškutį diskomfortą, kompleksą, kad mano kamera nėra pati brangiausia, kad mano kamera nėra pati šustriausia. Nei vienas klientas nėra manęs paklausęs, su kokia kamera filmuoju ir su kokiu objektyvu tai darau.
Bet fotografai, filmuotojai visą laiką paklausia. O dabar kažkaip man taip, aš atsilaisvinau ir toks jaučiuosi laimingas ir džiaugiuosi visą šitą situaciją. O ką aš darysiu tame filmavime? Aš skraidysiu su dronu. Tai virš žmonių labai atsakingas momentas. Jo, kad į plaukus neįsibeltum. Dronas. Čia lengviausias. Čia mažiausia, kas iš baisiausių gali atsitikti. Gerai, man fainai. Dėl to, kad tau fainai, aš turiu tau klausimą. Kiek nuo to uždirbsi pinigų? Ne, šito nesakysiu. Kodėl tu nešneki? Neetiška. Ne. Neetiška? O etiška Užsakymas- moteris klaus, kiek jį uždirba? Ne, neetiška. Tai ko klausi? Aš klausiu, kiek tu uždirbi? Taip. Neatsimenu, kad aš taip klausiu. O kiek iš kontribį pasidarai? Ai, nu gerai. Šiam kartui tiek. Ačiū jum, velniai.